Labą dieną. Kas turėtų atsiprašyti? Tai čia viskas priklauso nuo sąmoningumo. Jeigu žmogus nors kiek galvoja apie tai, kas vyksta jo viduje ir stato save į kito vietą, tada jam nekils net klausimas, kas turėtų atsiprašyti. Jis pirmiausiai atleis, nes tas žmogus, kuris stato save į kito vietą ir laikosi tos Kristaus taisyklės, daryk kitam taip, kaip nori, kad tau darytų, jis iš karto pajus savo širdyje, kaip negera yra užspaudus laikyti tą neatleidimą. Ir taip, tai yra tiesiog nesupratimas, kad viskas, kas vyksta, vyksta tik tai dėl to, kad parodyt tau, ką tu užspaudėjai savyje. Mes užspaudžiam savyje egoizmą ir žinojimą, kaip turi būti, kas yra teisinga, kas neteisinga ir visiškai nestatom savęs į kito vietą. Ir tada nesuprantam, kad kitas žmogus yra iš principo kitoks. Nėra dviejų vienodų upių. Todėl tikėtis, kad jis galvos lygiai taip kaip tu, darys lygiai taip kaip tu, tai, neverta to, nes galų galia, jeigu jisai būtų lygiai toks kaip tu, tau būtų neįdomu, tau būtų nuobodu, tu iš anksto jau ir taip viską žinotum. Todėl atleisk tam žmogui, leisk jam būti tokiam, koks jis yra ir atleisk visada. Žinot, šventraštyje rašoma kaip, kai mokinys paklausė pas Jėzų, mokytojau, o kiek kartų reikia atleisti savo broliui? Ar 7? Ką atsakė Jėzus? 77. Tai reiškia, kad atleisk iš principo visada. Ir dar yra viena nuostabi taisyklė - mylėk savo priešus, ko neįmanoma įvykdyti, jeigu tu išorėje matai tą, kas tau prieštarauja kaip priešą. Bet jeigu tu matai, kad tai, kas atėjo į tave, pakėlė tavo skausmą, skausmo išorėje nėra, tiesiog situacija parodė, kad tu įsitempęs dėl savo neteisingų nuostatų ir dabar gali jas paleisti, tada tu skaitysi ne kaip priešą tą dalyką, o tiesiog kaip didžiausią draugą. Ir kai neliks priešų, va tada tu mylėsi viską. Štai apie ką tai. Tai atleiskim iš anksto pilnai visam gyvenimo vyksmui, kuris ir per išorinius žmonės, per situacijas, aplinkybės, per gamtos reiškinius vyksta. Tai tiesiog suvokim, kad jeigu man skauda, tai tas skausmas yra manyje, ne kažkur. Ir tik aš galiu su juo tvarkytis. Tai atleidimas ir tuo labiau atsiprašymas, tai ir yra tie vaistai, kurie išgydys kiekvieną, jeigu mes ryšimės bent išbandyti, tai iš karto pajausim lengvumą. Todėl nekaltinkim kito, neieškokim, kas turėtų atsiprašyti, kas turėtų atleisti. Patys padarykim tai pirmiausiai, tapkim pavyzdžių kitiems. Tada bus lengva mums mūsų viduje ir kitam bus daug lengviau su mumis. Štai tokia mano toks suvokimas, tokia pozicija man. Ačiū Jums. Labai opus klausimas, brangiai, labai stiprus. Atleisti ir atsiprašyti. Žinot, tai yra gilūs labai blokai ir jie yra pasąmoniniai blokai. Todėl sąmoningumo mokyklos 3 pakopoje mes einam labai gilius specifinius procesus, vienas iš kurių yra būtent sugebėjimas atleisti ir sugebėjimas atsiprašyti. Ir tu atsiprašyti adekvačiai sugebėsi tik tai tada, kada pajausi, kokį skausmą tu kitam suteikiai savo kaltinimais, savo nepasitenkinimu. Kai tu įeisi į jo kailį, į jo vietą, į jo būseną, į jo jausmus, va tada savimi patirsi, kokį košmarą tu pats darai kitame. Ir tada tikrai adekvačiai atsiprašysi. Todėl kurk save, savo vidinį pasaulį tokį, kad su juo gera būtų kitiems. Tada nereikės įskaudinti, tada nereikės ir atsiprašyti. Šito tikrai nuoširdžiai linkiu kiekvienam. Kaip visą tai suvokt? 3 žodžiai, kaip visada. Laimingo gyvenimo raktas. Ieškok to, ten atrasi visą algoritmą. Ačiū. Iki.